Arbitras Artiomas Spelmanas. Kaip sakant, rimtesnių klubų nei Transinvest B komanda. Kišiniovo Zimbrų. Čia smūgis į vartus. Dar kartelį. Kas su kamoliu. Išmuša kamolį iš vartų. Sėkmingiau sukonstruota ataka. Nojus Petkus ir netikslus jo perdavimas. Taip pat žaidė Tauragėje. Ir per 29 mačius įmušė 10 įvarčių, taip kad šiais metais jau turi visas galimybės rezultatą pagerinti. Čia Artemo Radčenkos pernai pralaimėjo Vilniaus rajono ekipa. O čia nuošalės nėra, galima žaisti toliau. Nojus Petkus. Ar bus smūgis? Smūgis yra, bet pro šalį. Varžovo aikštės pusėje žaidžia su kamoliu. Ieško spragų. Transinvest B ekipos gynyboje. Dabar Trijonis ir dar kartelį. Ponavičius ir vėl atrodo, kad gali išsivystyti įdomi ataka. Na, pažiūrėkime, dar nesibaigė. Deivido Česnauskio perdavimas. Ar bus smūgis į vartus? Ką rodo arbitras, o dabar jau pražanga. Taip, prieš Deividą Česnauskį. Geras perdavimas. Mantas Pikčiūnas. Ar bus smūgis? Ir greta virpsto. Buvo rikošetas. Giedrius Anuškevičius pridėjo 13. Tomas Steponavičius 10. O čia Mantas Pikčiūnas. Ir bravo, Igoris Mostovėjus. Čia kontrataka ir Artiomas Oniščenko. Jo perdavimas Artiomas Radčenko ir 1-0. Viskas. Nebeišgelbėjo šį kartą Igoris Mostovėjus. Nespėjo sugrįžti prie savų vartų Transinvest B futbolininkai. Ir štai taip, 75 minutės pirmoje lygoje, kurią remia Top Sport, baigėsi nesėkme 0-1. Pralaimėjo Transinvest dubleriai. Vienintelį įvartį Tauragės Taurui pelnė Artiomas Radčenko 75 minutę.